ne visi sulaukia norimų rezultatų ir ne visi sulaukia taip trokštamos sėkmės. Ir kodėl tai būna? Šiandien pasidalinsiu 5 aspektais, kurie dažniausiai ir pakiša koją žmonėms, norintiems pasiekti rezultatų tinklės ir rinkodaros versle. Pirmiausia, tai yra, kai žmogus susikuria rezultatų lūkestį. Pasižiūri, ką galima pasiekti toje kompanijoje, įsivaizduoja, kad jis užsiregistruos, per mėnesį pasieks tą ir tą kvalifikaciją, tiek ir tiek uždirbs ir praeina tas mėnuo ir tenka nusiimti rožinius akinius, nes kaip ir kiekvienoje specialybėje, taip ir čia reikia daug ką išmokti, reikia įdėti pastangų, reikia įgyti žinių ir reikia pasidaryti įdirbį bei būti nuosekliam. Antra priežastis tai yra atsiranda baimė dalintis ir parduoti. Kiekvienos tinklės rinkodaros kompanijos pagrindas, žinoma, yra produktai, kuriuos mes rekomenduojame ir parduodame. Tačiau reikėtų žinoti, kad tai nėra priverstinis kišimas, pardavimas per prievartą. Tiesiog tokioje veikloje geriausias būdas yra dalintis savo rekomendacijomis. Taigi, pirmiausia, reikia tą produktą išbandyti pačiam ir padėti žmogui išsirinkti taip, kad tas produktas žmogui išspręstų jo turimą problemą ir žmogus liktų patenkintas. Tai taip vyksta pardavimai, būtent tinklės ir rinkodaros kompanija. Randame žmogų, kuriam mes norime padėti išspręsti jo turimą problemą, o ne jokiais būdais, kad tik įkišti tą produktą, kad tik parduoti, kad tik prastumti. Atsiranda tokie epitetai, kurie visiškai netinkami, jeigu mes norime pasiekti rezultatų tinklės ir rinkodaros versle. Trečia priežastis, kuri pakiša koją, tai yra nuoseklumo stoka. Daugelis dirba taip. Kada man užeina, kada man gera nuotaika, aš įkelsiu postą, aš kažko pasidalinsiu. Kada neturiu nuotaikos, galbūt laukia geras oras, aš einu į lauką, aš nedirbu. Tai čia irgi rezultatai taip nėra pasiekiami. Būtent tinklės rinkodaros versle nuoseklumas yra tiesiog būtinas. Ir geriau kiekvieną dieną padaryti bent po mažą veiksmą, negu nieko nepadaryti. Nes kasdieniai maži veiksmai priartina jūs prie ilgalaikio